Straujas esi. Jisai prieš taigi čia atsiremdavo, ne? Aha. Dabar nebesirėmiau čia. Labadiena. Taigi, kaip matote, mes ir vėl pradėjome tokį projektą Valdiškas motociklas numeris 2. Turbūt šitą motociklą matėte pernai metais praeitame video, kur stovėjo iš sport variklis. Dabar stovės javo variklis. Tai bandysiu komponuoti šios rėmus puikius. Kol kas sekasi normaliai, gerai sekasi. Taip, sekasi gerai. Nu ir žiūrėsim, kas gausis. Tikriausiai visą eigą pamatysite toliau. Čia dabar. Nu, komponavimas vyksta tada, blėč. Kažkaip tai nelabai čia, kažkas tai kliūna, kabinasi, pabiškai dabar visokie šudukai. Strygo dabar užsiškulinėje. Tai čia metalai nevaikiški. Nu, čia matai net dviratuko rėmas yra vis dėlto. Čia yra mopedukai galingesni biški. Ir čia, kaip sakė vienas žmogus, čia reikia pjaut ir dar kartą pjaut reikia. O, palauk, dabar jeigu pamiktinti purtuko biški. Bet negi klius amortizatoriaus stoikiančio tam. Palauk. Nu žiūrėk, kas gaunasi. Ateik. Tai vis tiek remiasi va čia naivat. Čia gurėm. Mes palaidai, jeigu užguldyti. Bet tai, blėd, neprakyši jo niekaip jau. Ar nesupranti? Nesupranti. Jo, neprakyšim. Kas? Neprakyšim. Reikia pjauti. Ką? Šitą. Tai net švelerį neužkabinau, jo paimais. Prastas svarčiukas. Nieko nesmato, bet matai, kad krūva. Tai žiūrėk, žiūrėt per telefoną, kai vidinį. Kad čia, blėd, slow motionas kažkoks į telefoną gaunasi. Kur atiesi, žiūri šitą lankan. Klausimas. Koksai? Kaip reikėtų šitam varikliui pakeisti žiedus? Labai paprastai, labai paprastai. O. Aš jums galiu paaiškinti labai paprastai, dviem žodžiais. Pjaunam čia, viskas. Įsiema visą šmotos, nusiema cilindrus, keičiam stumoklių žiedus, viską ką reikia keisti. Viskas labai paprastai. Ką čia darot? Čia šiek turbina, žinokit. Savaimė užsidegimą. O, kurva. Tai dūmai, tai gali užsidegti. Karšta. Blet, nahui. Labas vakaras. Taigi, kaip matote, mes jau kaip ir surinkome šį motociklą beveik. Liko labai mažai smulkmenų iki jo užkūrimo. Kaip matote, reikia uždėti šį specializuotą įtampos perdavimo į žvakę kabelį. Čia labai aukšta įtampa teka šito laiduku. Labai aukšta. Labai pavojinga kirštam. Nu, matote, iš tiesų kokybiškai viskas surinkta. Atstumai labai mažai išlaikyti, buvo labai sutaupyta vieta. Tokiu būdu sutaupyta vieta buvo, tikslumas aišku labai geras. Kaip matote, šiam buvo padaryta labai daug. Buvo sukonstruota išmetimo sistema, sportinis duslintuvas, tai yra dvitakčio rezonansinis. Viskas buvo apskaičiuota pagal skaičiavimus, pagal Grigorjevo ir visas kitas likas. Viskas buvo surinkta labai tiksliai. Stovi Magna Pantron generatorius, 1000 taip. Stovi viršitampinė kontaktinės uždegimo sistema, kuri labai tiksliai yra. Jinai niekiek nevėluoja prie aukštų apsukų, gali dirbti iki 15 000 apsukų. Mes tikimės tiek ir įsukti iš to variklio. Stovi Zundap šitas Jikovo karburatorius. O jau galios vožtuvas? Galios vožtuvas stovės, bet nu, iš tiesų jisai pastatas yra į vidų ir jo nesimato tiesiog. Išmetime irgi stovi galios vožtuvas, reguliuojasi nuo šito kompiuterio, čia kokius viskas yra. Nu tai vat, kol kas tiek. Ir taigi užsukinėjame šitą laiduką, dar reikės karburatorių pasirinkti ir bandyti kurti. Bleč. Ant dyno stendo. Ant dyno stendo reikia sakyti. Planuojame sukti iš šio, kiek čia 250 kubiko, ne? Iš šio 250 kubinių centimetrų darbinio turio variklio dvitakčio įsukti, na, nei daug, nei mažai, tik tai 68 arklio galios. Nu, tiesiog ant pirmo valymo. Po to, aišku, gal koreguosim šiek tiek, reguliuosim į siurbimo momentą.
Darysim kanalus visus ir išviniosim, manau, 30 tėvelių. Labai šaunu. Visą, kad užtektų porai valandų drožimo, čia galingi varikliukai. Akumuliatoriukų nereikia. Akumuliatoriuko nereikia, nes sportinis variantas, nedaug dėjo rūgtis išbėgs ant kelio. Va, iššuom gandoną kažkokią tai va. Bet matote, super sklendę daryta čia, specialiais pjūgiais. Nerandai karburatorių kažkaip? Ne. Čia išmatau tas vizos tolerancijos. Taip, kaip matote, Šiluminis labai polkis. sunkiai aišku lenda, bet tai lenda. Man ta žvakė, žinok, nepatinka. Oi, ne žvakė, šitą adatą slankiantį, plaukiantį adatą. Tai paliesukos reguliuoji. Pagal vakumą, taip? Taip. Supratau. Tiesiog nepastebėjau gal to proceso eigoje. Na, kol kas tiek. Kaip sekasi? Kur spiruoklė? Atiduok spiruoklę. Ne. Atiduok spiruoklę! Ne. Dabar! Atiduok spiruoklę dabar! Nu kad aš net... Dabar reikia! Nu. Spiruoklę atiduok, nėra spiruoklės! Nu ką aš žinau? Atiduok spiruoklę! Nu ką aš žinau? Nu, Dabar! nu aš neėmiau jo. Spiruoklės! Nu aš jos Nes neėmiau. mes gidėgiu! Tai ką man dabar daryti? Spiruoklę! Nereikia. Dabar! Nu, Spiruoklės nėra. nu ką aš žinau? Neėmiau. Dabar reikia man! Ką aš- Atiduok! Tai ką man dabar daryti? Papca. Kur spiruoklė, ble? O čia kieno faina. Ne šit... Ai, čia šitą pratinu. Bet ne dabar. Papca. Co? Panyzel. Ne, dėl to šūdą numinėk, diskatorių visą. Kaip mane, blėt, užlisa, na. Aš negaliu, mane nervuoja tokie dalykai, kiek galima. Visokios nesėkmės ir negandos persekioja. Kiek galima tokius dalykus laukti reikia va. Bėgi reikia jau įsivydėtis. Kas čia dabar iškrito, man nereikia dabar to. Bliats. Kiek man dabar bėgi jums? Nu. Nu. Taip, tau ir reikia. Nu vat, užkūrinėm šitą aparatą. Kaip matote, dūmų daug. Nu, važiuoja kaip, važiuoja silpnai, aš pasakysiu taip, važiuoja silpnai. Nu, aš manau, kad visko kaltas generatoriukas sukasi sunkiai, vat, apšyla varikliukas biškiai, kad kiti darom, tokie mažai čia. Dūmeliai rūksta, vat, geri tokie. Nu ką? Bet ventilinį nusuka, vat. Tavo laimė. 3 dienas vargom, ne, 2. Vienas vargom, kurių prašo. Viskas kaip turi būti. Viskas labai gerai yra, važiuoja, galima parduoti. Tokį vat aparatą sukonstravom mes.